Labą dieną, čia baltymai jums lt.adminas ir kaip ir žadėjau, parodysiu jums varškės pyragą, kurį labai greit pagaminti. Iš tikrųjų nedaug ko reikia ir turi labai daug visko, ko reikia masės auginimui. Tai yra baltymų, angliavandenių, nedaug riebalų, kalorijų ir panašiai. Baltymų jame yra 262 gramai, kas yra beveik dienos norma sportuojant. O angliavandenių jame yra, taip, pažiūrėti, 312 net. Tai aš vartoju maždaug 200 gramų baltymo ir 400 angliavandenių. Tai sukapojus tokį pyragą galima gauti dienos normą. Taigi mums reikės kilogramą varškės, 4 kiaušinių aš jau viską čia paruošęs, 4 kiaušinių su tryniais, 4 kiaušinių vien tik baltymo, manų kruopų 80-100 gramų, aš dedu 100, cukraus arba ten saldiklio kažkokią aš vartoju medų, nes cukrų nelabai, kaip žinot, gerai raumenim. Na ir vaisių reikės dadėti, aš vartosiu ananasus marinuotus. Šiaip iš tikrųjų galima dėti abrikosų, džiovintų, bananų, obuolių. Nu, čia jau pagal jūsų skonį ir panašiai, man patinka ananasai, marinuoti ananasai, jie yra angliavandenių taipogi, jie gan saldus, taigi, vat. Pirmiausia, ką mums reikia, tai paimsim varškę, ją biškį sukapot, kad lengviau būtų maišyti. Sukapuojam varškę. Štai. Minėjau, kad reikia kepimo miltelio arba sodos, iš tikrųjų galima naudoti, bet tai, na, jei neturit kepimo miltelio, tai iš tikrųjų galima sunaudoti sodos. Sodos reikėtų cukraus, sodos šaukštuką užpilti ją actu. Taip, sukapojam varškę, įdedam 4 kiaušinius su tryniais. Įdedam jos į varškę, toliau įpilam baltymus. Štai baltymai, kiaušinių, įpilam baltymus, tada įpilam manų kruopas. Kaip sakiau, 800 gramų, aš vartoju 100. Štai taip. Tada biškį viską sumaišom. Štai taip maišom. Dar žadu ateityje dėti baltyminių kokteilių receptus. Iš tikrųjų, na, žiūrėsim, kaip vertinsi šitą video ir panašiai. Šiaip iš tikrųjų daug žinau patiekalų, nes iš tikrųjų pradėjau sportuoti metai atgal. Ir pirmai kapojau, kaip ir dauguma, tiesiog kapojau varškę ir panašiai, bet tai, manau, visi suprasit mane, kad nieko gero iš to nesigauna, nes iš tikrųjų kapoti sunku. Tada pradėjau domėtis sporto virtuvę. Na ir pradėjau suradinėti štai tokius pyragus, baltyminius kokteilius, iš tikrųjų gerus baltyminius kokteilius, žinau, kurios gan lengva vartoti, kurie iš tikrųjų gerai duoda efektą ir panašiai. Masės auginimai yra iš tikrųjų labai gerai. Aš pats per metus užauginau 21 kg masės. Na, vartojau daug papildų ir panašiai, iš tikrųjų sportavau, treniruočių beveik nepraleidęs, esu nerūkau, retai geriu. Tai va, per metus, manau, gan neblogas rezultatas. Štai kažkiek išmaišome. Tada įdėsim vaisius. Vaisius, kaip ir sakiau, gali dėti pagal skonį. Aš vartoju ananasus. Šiaip iš tikrųjų gaminęs esu su džiovintais abrikosais tokį pyragą, irgi visai nieko. Bananų galima dėti, na, sakau, pagal skonį. Štai, įdedam ananasus. Palaukit. Kaip ir sakiau, štai įdėjom ananasą. Šis pyragas yra masės auginimui. Iš tikrųjų, panelės, nebijokit, jei viskas bus gerai ir panašiai, tai štai vėl viską išmaišom. Jei bus viskas gerai ir visa kita, tai dėsiu ir patikalus, kurios vartot geriau būtų, kai laikaisi dietų, taip sakant, liaudiškai, kai svorį meti.
iš tikrųjų, nes toksai pyragas svorio metimui nelabai tinka, kadangi jame yra daug angliavandenių. Bet tai baltymų irgi nemažai, o štai pas mums draugas atėjo. Vat. Dėsiu viską, iš tikrųjų, jai bus populiarus, jai patiks ir panašiai, tai dėsiu daug, nes, nu, iš tikrųjų, aš tom užsiemu ir panašiai, man tas yra įdomu. Sportas man labai patinka, iš tikrųjų, nors ne visi tai supranta, bet tai jau, kaip pastebėt, jaunimo vis daugiau ir daugiau eina į sportą. Taigi, vat, darysiu, įrodysiu ir vištienos patiekalų daug moku, baltyminių, grinai va čia jau svorio metimų, kurie labiau tinka, kuriuose yra nedaug angliavandenių, bet tai daug baltymų, kas eina grinai raumenim ir panašiai, taipogi ir šiaip. Na, iš tikrųjų daug ką moku, gaminti labai mėgstu, kas keista, bet esu vienas iš tų vaikinų, kurie labai mėgsta gaminti valgyti. Tai va, tai kadangi mėgstu, kaip ir turiu, kaip matot, galimybės, tai iš tikrųjų galėsiu mokyti ir panašiai, jei kils kažkokie klausimai, pavyzdžiui, ten ar kažkas neišeis, ar dar kažkas panašaus, tai kreipkitės, tikrai padėsiu, kuom galėsiu iš tikrųjų. Ir šiaip stengiuosi, kaip, kur čia matas, šaukštas, ir šiaip iš tikrųjų stengiuosi visą laiką padėti, jei tik yra galimybė, nes ne visą laiką leidžia galimybės, gal ne viską dar ir žinau, nes maždaug aš tik derinu, matot, pagal save, domiuosi tai, kas man įdomu, bet tai liečiu savo sporto akiratį ir panašiai, kad galėčiau pagelbėti ir kitiem, nes tikrai patinka sportuojantys žmonės, geriau sportas negu gėrimai, nes anksčiau mano gyvenimas buvo labai, taip sakant, jaunatviškas, daug tų savojau liaudiškai sakant ir panašiai, tai čia kepimo milteliai, šaukštuką įdedam, šiaip jei neturit kepimo miltelių ir ten nėra galimybės būtent tuo momentu nupirkti, lygiai taip pat galima įpirkti šaukštelį sodos ir užpilti truputėlį actų, užgesinti, taip sakant, liaudiškai, kai ten motina sakydavo, ir irgi sudėti masę. Toliau vėl viską pramaišom. Taigi va, anksčiau irgi labai tusavau iš tikrųjų ir buvau įsigudrinęs taip, kad per savaitę po 6 kg numesdavau svorio ir panašiai. Žinau, kad gyvenime, žinau, kad būna linksma iš tikrųjų, bet tai sportas mane suvilioja labiau. Kažkada aš šiaip sportuojęs dar 16 metų, kai man buvo, bet tai tada man kažkodėl neužteko kantrybės. O va, tai praeitais metais turėjau pastumėjimą tokį neblogą, pradėjau sportuoti, mečiau rūkyti ir panašiai. Ir va, dabar stengiuosi kuo daugiau liaudės patent sporto pusėn, kad ateitų pas man, sakau, į sporto kelius, sportuoti ir panašiai. Dar ateityje mąstau daryti papildai jums LT grupės puslapio, pasitaisysiu mitus. Norėčiau iš tikrųjų susitikti, pavyzdžiui, kokiam impulse ar panašiai, pasportuoti kartu, pasidalinti informaciją, nes iš tikrųjų kažkas gal kažko žino, kažkas kažką nežino. Tai va. Ką vėliau, taip. Orkaitė stato maždaug 150-160 laipsnių būtų, tai va, maždaug. Na, ten iš tikrųjų, jei patys neįsigūdina ten pažiūrėti ar panašiai, gal paprašykit motiną ar panašiai. Šiaip aš jau maždaug matau, kaip kepa ir panašiai, tai aš jau žinau, kada traukti. O šiaip maždaug 105 laipsnių, pusę valandos pakepti reikėtų. Paimam skardą. Skardą aš jau irgi iš anksto patepęs sviestu, kad nepridegtų. Atrodo gerai. Na, šiaip gal dar truputuką galima patepti. Patepam sviestu, nu, šiaip ir nepriliptų ir panašiai, nes toksai pyragas nestandartinis, kaip ir galima sakyti vien varškė, o jinai pridega biškė. Panašiai, tai va, patepam tą skardą sviestu. Taip, o. Iš tikrųjų, kiaušinių siūlyčiau, va, atsiminiau, pirmai, kad, vos nepamiršau, medaus. Kaip ir sakiau, galima arba cukraus, arba taip kažkokio saldiklio, šiaip ir taip pyragas būtų saldus, žiūrint kokius vaisius naudosit. Kadangi aš vartoju ananasus,
marinuotus, tai jisai ir taip gausis gan saldus. O taip, jei pavyzdžiui naudosite abrikosus ar panašiai, tai jisai nebus toks saldus ir vis tiek saldyklio kažkiek reikės. Tai nežinau, šiaip jei medui esate alergiški, tai yra ten tie cukraus pakaitalai ir panašiai, nu šiaip galima ir cukrų naudoti, tai 5 šaukštai maždaug tokiam kiekiui tešlos reikia, bet tai kaip ir sakau, cukrų yra daug gliukozės tos, turi kaupiasi ir raumenyse ir iš to naudos jokios. Va, kiaušinius prieš tai siūlau išplauti, nes vis tiek nors ir pirktiniai ar ten naminiai, jie nėra gerai plaunami ir panašiai, galime susirgti su tokiam lygom. Nuo baltymų pas jūs liks trinys, tasai, kai 4 baltymus vieną išpilsit. Su to aš tą trinį naudosiu vėliau, kai kažkiek pyragas pakeps, patepti jo viršų, kad geriau apkeptų. Va, na, ką, kitas mūsų žingsnis. Išdedam visą tešlą į mūsų skardą, pateptą sviestu. Tik nepamirškit patepti sviestu. Na, kaip ir sakiau, pyragas yra iš tikrųjų pagaminamas labai greitai. Kaip matot, nežinau, kiek aš ten užtrikau, kažkur gal 15 minučių. Nu, ingredientai netokie ir brangus. Iš tikrųjų, varškės galima turgui nusipirkti, pas močiutės, taip sakant, arba gal patys močiutė turit, kurį gali pagaminti varškės jums. Ir panašiai. Kiaušiniai gal šiaip dabar jau brangėja po biškį ir iš tikrųjų mums sportininkams tai labai muša per kišenę. Bet aš irgi šiaip stengiuosi pirkti pas pažįstamus kiaušinius. Šįkart pirkau parduotuvėj, nes nebuvo. O taip tai stengiuosi iš pažįstamų pirkti, nes iš tikrųjų dabar kuo toliau, tuo tie kiaušiniai brangesni ir darosi sunku. Štai taip mūsų atrodys tas pyragas. Jį gražiai ištipam per skardą. Na ir ką, mano orkaitė dar neužkaito, taigi dar reikės man biškį palaukti. Taip, o kaip ir sakiau, čia viskas labai greitai, labai lengva, baltymų daug, baltymų 262 gramo, tai dienos norma sportuojant, auginant masę. Angliavandenio 3,12, jei neklystu. Ko irgi labai daug, šiaip 90 gramų trūksta irgi iki normos sportuojant. Aš vartoju bent jau tiek, aš vartoju 200 gramų baltymų minimum ir 400 gramų angliavandenių minimum. Šiaip stengiuosi viršyti, dabar stengiuosi viršyti, nes iš tikrųjų masė jau sunkiai eina augt. Nes labai greit auginau masę ir dabar stengiuosi kuo daugiau vartoti angliavandenių ir baltymų. Štai, na ką, mes lauksim, kol užkais orkaitė, o jūs laikinkit papildaiJums.lt, prisidėkit prie mūsų, balsuokit, kalbėkit, reiškit nuomonę, klauskit, tarkitės ir panašiai, padėsiu viskom, kam galėsiu. Ate.